Sveiki, čia Gamering, čia Minecraft Survival, mano. Jep. Vėl grįžtam prie senojo Survival'o. Jo. Ir taip, pradėjau statyti mūsų villagerių miestelį. Čia matome, aš esu filmavęs praeitą video, tai kai stačiau šitą, bet jame manęs nesigirdėjo. Manęs praktiškai nesigirdėjo. Ir jo. Gerai, galiu aš jį dabar jums parodyti. Čia yra galinis kiemas. Gerai. Čia yra priekinis įėjimas. Čia yra šviestuvas, mano čestai. Čia yra, kaip pasakyti, tai yra žvejo namelis. Galvoju, kodėl galva šitai yra. Čia ne ornamentai. Mano kaime senelis, prosenelis buvo žvejys. Mano dėdės taip toliau ten žvejai, namelio. Ir jie pastarė, ką žinau, tokias kaip plyšelius ir šis panašus atsidėdė ten masalą, žvejybinius piligus ir taip toliau. Ir tai tas yra. Čia matome vidų. Jo, čia keliamas fancy. Čia yra galinis kiemas. Čia tas pats. Čia susės, daryti tą meškerę pasitvarkyti. Čia susės, kaminė pastogėlė. Ir jep. Ir jo, čia susės, atsipūsti, čia įsikepti žuvį. Šeštas, kaip ir privaloma. Antras aukštas, čia bandžiau daryti apvalius langus, bet nelabai išeina. Čia toksai kaip ir stolelis. Čestas, čia yra toksai kaip čia šis stulą, kaip matom. Čia yra kelimas. Gerai. Tada pačioje yra mūsų žvejo kaip ir dirbtuvės, čia šaltų žuvis, taip toliau. Čia padeda, kad šaldytų žuvis arba rūkytų, neįsivaizduoja. Čia yra čia stita žuvis, čia kapoja žuvis, staliukas, toksai. Ja, pastaro. Čia tokia ir per šitą saudą nesakysiu, aš šitą kalvinės. Kalvinė tai sakyti, bet čia yra kalvinė pas. Jep. Čia yra kalvinė. Čia kalvinė man kažkas parašė, ne, čia tiesiog žaidimas. Telefono. Jeigu girdėjot, gerai, čia įėjimas, čia bus kalvinė, nežinau kaip dar įrengs, čia keletą langų. Čia langelis, priimti užsakymus ir atiduoti ten įrankius. Jep. Tada čia bus toks irgi įėjimas ir bus čia laukas kaip ir kieminė dirbtuvė, kur čia bus krosnis didelė. Gal štai čia. Jo. Ir šitą lygint man užtruko gal kokį 10 minučių, bus savo šitą nulygint tarp, čia buvo vanduo ir einam permiegot. Jo, gerai. Tiksliai pabandžiau, kad būtų, kaip manot, kažkokį ornamentą pabandžiau padaryti, bet ne tai, kad ornamentą, bet kažkokį su laiptais įėjimą bandžiau padaryti, bet nelabai, kaip matot, išėjo. Toksai kaip ne tekstūros, bet siena tokia visokia apdaužyta, sudėta ir taip toliau.
Matom, per daug nutinkavo, čia iš viso netinkavo, čia padėjo plytas, čia iš vis kažką pridėjo. Gerai. Mes šį epizodą tikriausiai padarysime, žinot ką? Nežinot, aš pats net nežinau, tik va, ką tik sugalvojau, čia bus toks kaip. Pradėjau tokį kaip opelį padaryti, tiltukas, čia toliau tęsis miestelis. Jep. Mes padarysime savo gydymus, kurios mes neturime. Jep. Gerai, galim įsikėti šiek tiek. Turim morkos yra sta gerai. Morkos yra skanus, sveika ir taip toliau, nors aš realybėje jų net praktiškai nevalgau. Ja. Kažkam čia užtaisysim skylės. Čia kaip ir aptvarėlės ir gerai. Mes galim padaryti tokį kaip ir mini namokas per šį epizodą, kuris būtų susijęs su geltono klėjaus, kuris turėtų kažkur štai čia. Ja, taip ir uždėti. Gerai. Čia aš stovės jisai. Čia bus kaip nesandaliai, bet kažkas tamšaus. Ir mes taip pabandysim padaryti lygiai 64 geltono klėjaus. Ten, kaip matot, gal Hadenklai kažką padarysime. Nors gal ir tokiau padaryti, nes kadangi turim 1000 šitų. Ir jep. Padėtum šitą geltonas klėjas gražu fancy. Nors visiškai ne fancy. Kažkas panašaus, kad kažką panašaus būtų galvojęs ir jep. Galime įdėti, o jau štai. Gerai. Kaip darysime mes? Paskau. Kaip man tarp tiks toksai namukas čia. Va tokia dydžio namukas. Jisai kaip žaliasis kampelis. Ne. Būtų man atrodo čia. Jep. Čia bus langelis. Ja. Net kaip ir NPC villageris. Čia buvo tokie kaip nameliai. Ja. Pastatom šitą gražų namelį. Ja. Ir manau, grįžčiai sugalvosiu, kaip uždėtis plauk. Gal dar nedėsiu stoko. Ar nedėsiu, aš turiu pakankamai, tiksliau, rastų. Ar aš turiu pakankamai ir aš jų net neturiu. Well. Grįšime, kai susimedžiosiu rastus, nes tai boring. Nuobodus dalykas, ja. Gerai, we will be right back. Gerai, grįžau.
Pastačiau per tą laiką namelį, nes man būna, kai filmuoju mano kitas FPS-us. Tokių 3, o šiaip man vis būna apie 30, tai muša apie 6 kartus FPS-ą. Jau toksai namelis. Bet tai jis man visai padoriai atrodo. Dabar trūksta man medienos pasistatyti jam duris. Jo, turiu per daug šitų biškį. Kur to man galim čia dėti. Jo, geriau eitinam nereikalingus daiktus, kurių tikriausiai neprireiks. Šitą gal ir prireiks. Jo, galim nubėgti, nusikirsti kokį medelį. Šokam per mūsų tiltą. Jo. Kažką užsimaniau. Gerai, 4 medienos bus gerai. Skūdas. Pasakysiu, tai man dažniausiai nukrenta FPS-as, pradeda ūžti kompas. Nežinau, kodėl, bet tada man pradeda ūžti kompas ir nukrenta FPS-as. Kitaip nežinau, kaip tai vadinasi. Jep. Gerai, įdedam į tą namuką duris. Ir aš abu taip. Kaip čia zombis. Tikriausiai ir jūs girdite. Jau tikriausiai vėl per tyliai jums kalbu. Tenais yra skaitami zombis. Gerai. Kai mes galime rengti tą šitą namelį. Namelis tai yra pakankamai gražus, padorus. Jau galime matyti. Va. Matas šitą namelį kitų šonai. Tikriausiai jūs pasaulyje kažkur būsit matę. Jeigu žiūrėtumė tokį channelį lietuvišką. YouTube. Tiesiog nenoriu sakyti ją pavadinimą, nes tada bus kaip ir, ką žinau. Kaip. Reklamavimas. Gerai. Taip bus. Žiūrėkime, kad užsiveistų žolė ten. Jau turiu skiltas pikės arba ševelę. Jo, tikrai galvoju, kad aš naudoju visokius tauninius seisus, taip toliau. Todėl, kad aš tingyti namo pasimti ir pasidaryti. Dar labiau tingiu įsikepti jį. Todėl man pamėgoti šitą lovoje. Gražiai šitą lovą, graži lova. Gražiai šitas žvėjs yra apsigyvenęs. Kokias mes ten galim gėlės įdėti? Rose bushes galim įdėti. Tai galim įdėti šitą. Jo, garsai už mano lango nekokie. Šitą galim įdėti gerai. Dar užsivysi žodį, neužsivysi. Pažiūrim, kaip atrodo. Visai gražiai atrodo. Paripingas. Čia man rožės įti. Ir visai
normaliai atrodo. Ir va jau žaliausi visi. Tai galim uždėti trepapusi visą žolę. Nice, gerai. Žinosim, kada. Ir man kažkas skambino. And we'll be right back. Gerai, grįžau ir man paskambino draugas, tai jis iš mieste. Mieste. Čia dar įteikim vazonėlius. Iš šešią. Ir gerai, man reikia tokių medienos, blembačky. Man reikia medienos man reikia labai stipriai, man reikia medienos. Gerai. Yep. Gerai. Medieną galiu. Savaitės dviejų nebus savaitę epizodų, kadangi tiksliau už savaitės, klausykime, už savaitės arba dviejų nebus visą savaitę epizodų, kadangi aš bus išvarau,